įrėminu poeziją, kur žmogus išėjęs šneka su artimaisiais per išlydėjimo ceremoniją. Tai yra pastatomi rėmeliai prie urnos išlydint arba per gedulingus pietus ir galima juos paskaityti. Aš išeinu pačiu laiku, kaip vėjas šiltas ir gaivus, kur Dievas šildo man namus, kur man ramu ir gera vėl sugrįžti, kur angelai neleis man pasiklysti. Gamtoje sutiksi tu mane, kur buvome susieti gyvame plane. Galbūt plazdensiu dangoje, kur žvaigždės žiba tamsoje. Įrėminu į drobę sulietuvinta poezija, kur žmogus šneka išėjęs gražius žodžius, kad viską padarė gyvame plane ir dabar artimieji suras jį gamtoje. Sulietuvinau drobėje į sūnų dėl to, kad kas negali lankyti kapų, kažkas gyvena ne Lietuvoje, tai gali turėti kaip tokį altorėlį, kur uždegs žvakę ir prisimins, pagerbs išėjusįjį. Arba labai puiku dovanoti dovaną gedinčiam žmogui. Vienas žmogus dovanojo mamos dienos proga, kuri netekusi yra sūnaus. Ir jį pasidėjo šį altorėlį ir prisiminė gražiausiais prisiminimais. Taip, tai yra svari, sunki tema, bet mes vis tiek su tuo momentu, kaip išeina žmogus, mes niekada jo nepamiršim. Su ta intencija galima turėti gražų prisiminimą, kaip altorėlį. Vienpusė drobė yra, drobėje vienpusėje ir dvipusėje kaip vokeliai. Galima padėti išlydėjimo momentu prie vardo pavardės išlydėjimo namuose. Ir po to žmogui lieka artimajam kaip altorėlis